bendruomenių iniciatyvų programa Kurk Marijampolėje jau vyksta 6 metus. Džiugu konstatuoti, kad paraiškų skaičius su kiekvienais metais daugėja. Pavyzdžiui, pradžioje startavome su 10-11 paraiškų, praeitais metais jau sulaukime net 17 paraiškų. Finansinė išraiška, pavyzdžiui, 2025 metais buvo pateikta 17 paraiškų 640 tūkstančių, o šiais metais sulaukime 15 paraiškų 760 tūkstančių. Tai ženklus yra padidėjimas, tai galime pasidžiaugti tokiais gražiais bendruomenių pavyzdžiais. Betikuose, pavyzdžiui, buvo įrengta poilsio zona, prieplauka, išvalyta pakrantė, užvežta šviežių smėlių, įrengtas pliažas, mažoji infrastruktūra. Padavinio kaime buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė, kuria džiaugiasi mažieji Padavinio gyventojai. Daukšių kaime sutvarkyta renginių erdvė, ji apšviesta, minimaliai pastatyti mažosios infrastruktūros elementai. Tų pavyzdžių tikrai yra daug ir džiaugiamės, kad kiekvienais metais ši iniciatyva sulaukia vis didesnio ir didesnio dėmesio. Šiaip tradiciškai kiekvienais metais biudžete numatome apie 150 tūkstančių, tai maždaug galime finansuoti 3-4 projektus. Šiemet taip pat bus finansuojami 4 projektai. Jie dar tik tai viešųjų pirkimų stadijoje, nes procedūros gana sunkios, tai nėra dideli investiciniai projektai, kurie ne visada sulaukia tiekėjų ar statybininkų dėmesio ir nelabai kas nori juos įgyvendinti. Tai bandome skelbti iš naujo konkursus ir pasiekti norimą rezultatą. Tai Valavičių bendruomenėje bus įrengtos 2 pavėsinės, pėsčiųjų takas, jis bus apšviestas, mažoji infrastruktūra, sodininkų bendrijoje Papartis bus įgyvendintas jau 2 projektas ir sutvarkyti varteliai, apšviestas prūdas, pastatyta pavėsinė, nupirkti ir pasodinti nauji želdynai pagal bendruomenės prašymus. Meškučių bendruomenė irgi teikė 2 projektą ir sėkmingai buvo atrinkta. Tai jeigu pernai metais buvo įrengta krepšinio aikštelė, kuri sulaukė tikrai didelio populiarumo ir labai gražiai atrodo, tai šiemet jie paprašė paramos ir ji buvo skirta padėlio aikštelės įrengimui ir uždaros futbolo aikštės įrengimui. Bendruomenės pačios, ko gero, geriausiai žino, ko jiems reikia. Ar tai poilsio zonos, ar vaikų žaidimo aikštelės, ar sutvarkytų takų, ar kažkokio tai parkelio sutvarkyto. Tai mes džiaugiamės, kad jų šios pateiktos iniciatyvos yra įgyvendinamos būtent per šitą specialiai sukurtą bendruomenių iniciatyvų programą Kurk Marijampolėje. Ir linkiu sėkmės ir džiaugiuosi tomis bendruomenėmis, ypač kurios kartą paragavęs negali sustoti. Tai ir Buktos bendruomenėje buvo sėkmingai įgyvendinti 2 projektai, sutvarkyta Pašišupio pakrantė, įrengti stalai, suolai, įrengtos 2 vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių aikštelė. Bendruomenė gali pilnai naudotis ir ne tik bendruomenė, bet ir atvykstantys svečiai gali naudotis sukurta bendra infrastruktūra. Šio projekto vertė buvo apie 60 tūkstančių, buvo aktyvus Meškučių kaimas pavadinimas, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad mums jį pavyko įgyvendinti, nes šita aikštelė buvo labai išsvajota ir laukta. Labai aktyviai, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad naudojasi ne tik maži vaikai, naudojasi mūsų ir, kaip sakau, jaunimas ir tėveliai. Mes patys turėjome šiais metais tėčių dienos minėjimą ir čia kaip tik šito aikštelį darėme įvairiausias sportinės rungtis, tai buvo tikrai labai smagu, kad turime kur jau žaisti. Sudėtinga nėra, reikia gal daugiausiai tik tai norų, truputėlį, kaip sakau, pasigilinti šį bei tą, susirinkti komercinius pasiūlymus. Pati paraiškos forma tikrai nėra sudėtinga ir tikrai gali, manau, kiekvienas. Tai šitas būtent vadinamasis konkursas Kurk Marijampolėje tai yra labai svarbus ir labai reikalingas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra šis konkursas, nes gali paprasti žmonės, kurie mato tas problemas, gali jas parodyti, ko nori, ko reikia. Tai aš labai teigiamai vertinu ir linkiu, kad Marijampolės savivaldybė, jeigu tik gali, kad jį ir tęstų kuo toliau. Ta idėja tai rasti reikia, bet kai tu žinai, ko trūksta, tu matai ten, kaip sakau, tą problemą, tai jinai labai lengvai pasimato, išsikelia, sakau, iš tikrųjų, tai
Kas tik tai nori, randa. Tikrai, jeigu tu nori, tai tikrai rasi. Aš palinkėčiau drąsos kurti, drąsos rašyti, drąsos dalyvauti ir kad kuo daugiau būtų paraiškų ir kad turėtų žmonės iš ko rinktis ir kad visa Marijampolė ir apskritis tik tai gražėtų ir eitų į priekį.